Trijobet. Labą vakarą visiems. Visų pirma, noriu pasveikinti savo vyrus tikrai su gražia pergalė, su super gynyba, ypatingai antrojo rungtynių pusėje. Tikrai noriu pagirti už tą energiją, už pasiaukojimą žaidimą, dar kartą pakartosiu, gynyboje, kurį jie parodė antrojo rungtynių pusėje. Nenuleidom rankų, nepasidavėm pirmam kėlinyje, kaip kažkaip tai, nežinau, vėl mes tokių neišvengėme dobelių, bet tai aš sakyčiau yra gal natūralu tokios įtemptose rungtynėse, tokioje finaliniai serijoje ir kai žaidži prieš tokią stiprią komandą kaip Kauno Žalgiris, tai atrodo kartais neišvengiama, nors mes pradėjome tikrai neblogai rungtynės ir po to įkritom į tokią duobę, bet dar kartą, sakau, tai parodo, kad mūsų komandos charakteris, gal sakykime, mes augam, nors jau sezonas į galą, bet mes augam, nes tikrai nenuleidžiam rankų, visi kaunamės, visi kas išėjo nuo suolo, pirmiausiai save atidavė gynyboje. O mes visą laiką treneriai tą ir akcentuojame pasirašymo metu, kad mes turim žaisti nuo gynybos, nuo kietos gynybos, puolimas žingsnis po žingsnio ateis. Šiaip serija ilga, yra 1-1, nėra nei ko labai džiaugtis. Taip, aišku, mes džiaugiamės, laimėjom prieš Kauno Žalgirį pirmą kartą šį sezoną, bet mes liekam pilnoje rimtyje ir toliau ruošimės rungtynėms Kaune ir analizuosime tą, ką darėm blogai, žiūrėsim tą, ką darėm gerai ir norėsime tą daryti dar geriau rungtynėse Kaune. Tai tiek. Klauskite. Tai didžiausia skirtumas šiandien buvo gynyba? Gynyba laimėjo rungtynės. Jeigu mes leidžiam tokiai komandai kaip Žalgiris įmesti ketvirtam kėliniuke 7 taškus, tai čia yra... Nėra tai, kad jie nepataikė, o tai yra vaisius mūsų gynybos. Namų priešinis. Kaip pirmoji jūsų pergalė prieš Žalgirį šį sezoną, jinai turėtų žaidėjus įkvėpti labiau tolesnėms kovoms? Aš dar gal kartą pasikartosiu. Aš nežinau, ar yra pas mus komandai tokių žaidėjų, kurios reiktų kažkaip tai specialiai motyvuoti rungtynėms prieš Kauno Žalgirį finaliniai serijoje dėl LKL žiedų. Jie visi yra profesionalai, jiems visiems dar daug metų, gal vieniem daugiau, kitiem mažiau, žaisti krepšinį. Ir jie tai puikiai supranta, čia šitose rungtynėse, tokioje serijoje pasirodo charakteris, pasirodo sugebėjimai, ką jie gali ir kas jie per žaidėjai, kas per charakterį. Čia, sakau, aš nežinau, ar tai reikia jiems papildomos motyvacijos. Mes manau, kad jie visi ir taip užtektinai motyvuoti. Tiek. Treneri, kada paskutinį kartą matėt komandą taip žaidžiančią? Na, kaip antroje pusėje rungtynių ypač. Konkrečiai datą ir laiką. Kokios rungtynės? Tikrai mes turėjome ir sezono metu, nepamirškite, mes vadovaujant Aleksandrui Trifunovičiui, nepamirškite, kad mes buvom per vieną žingsnį nuo 8, gal, ta prasme, truputėlį gal perdegėm tose rungtynėse namuose su Unikacha, bet mes galėjome eiti į Eurolygos 8 ir rašyti Lietuvos Ryto klubo istoriją didelę pergalę. Bet taip nevyko, bet mes iki to daėjome tikrai neprastų žaidimų, nes mes demonstravome ne vienose rungtynėse gerą žaidimą. Nepamirškit, kad Eurolygos čempionai Panathinaikosas buvo apžaisti Lietuvos Ryto jų aikštėje. Tai aš negalėčiau jų įvardinti tikslios datos ir laiko, kada aš mačiau taip komandą žaidžiančią.
Treniruotė turbūt ir neturėjo įtakos jūsų pagerėjimų žaidimo tai, kad jūs prieš tai buvo fizinio lavinimo stovykla. Galbūt tai pridėjo kažkokių jėgų papildomai? Matot, aš turbūt jau minėjau, nežinau, galiu dar kartą pasakyti, mes toje stovykloje tikrai, patikėkit, nedirbome, kaip sakyti, juodo fizinio darbo, nes jūs atsimenat, kokia buvo komandos būsena tuo metu ir mes buvom kažkaip gal persisutinė krepšinio, visko buvo per daug ir dar tokie pralošimai, komanda buvo be užsidegimo, be ugnelės, tas krepšinis jau atrodė atsibodęs, sakykim taip, gal mes dėmesį ten skiriame daugiau tokiam galvos išvalymui, pakeitimo treniruočių principo, daugiau lauke žaidėme, ta prasme daugiau lauke lakstėme, daugiau lauke darėme treniruočių. Toks buvo, nesakyčiau, kad ten buvo grinai, vadinkim, prieš sezoninis pasiruošimo ciklas, kur yra juodas fizinis darbas. Tai nežinau, gal aišku, tai turėjo įtakos kažkokios, bet aš nenorėčiau sakyti, kad čia yra dėl to, kad mes buvome išvažiavę 4 dienom į Druskį. Treneri, bet jeigu antras rungtynes žaidžiate kaip lygus su lygiais, kas atsitiko, nes iki tol nebuvo prošvaisčių žaidžiant su Žalgiriu? Žalgiris duobėje? Nežinau, aš tikrai nesimsiu vertinti, Kauno Žalgirio komandos yra stipri komanda, super stipri komanda su daug gerų žaidėjų ir taip toliau. Aš jų komandos stovi tikrai nesimsiu vertinti, aš žiūriu, kaip mes turime užtektinai reikalų su Lietuvos Ryto komanda, taip kad nežinau, kaip jums atsakyti čia tiksliau šitą klausimą, bet matot, finalas yra visą laiką specifiniai. Finalas yra finalas ir kiekvienos rungtynės yra aukso vertės. Nežinau, mes labai norime to, mes norime labai nuo pirmų rungtynių norime įrodyti, kad mes nesam tokie, kaip jūs jau ir kalbėjote, buvom nurašyti ir taip toliau. Ne, mes tikrai nežaidžiam Lietuvos čempionato, kad išeiti į LKL finalą ir po to, mes finale, bet pralošėm Žalgirį. Ne, mes norime kovoti su Žalgiriu, mes norime jiem įrodyti ir mes norime laimėti šitą finalinę seriją. Tiek metų žaidė Žalgirį, po to treniravot, pirmą kartą karjerai nugalėjo savo komandą. Reikia sentimentų, koks jausmas? Nežinau, dar kartą gal pasikartosiu vėl eilinį. Aš dirbu Lietuvos Ryto komandai. Šiuo momentu aš jau kalbėjau apie Žalgirio komandą ir apie mano jausmus jai ir klubui ir komandai. Mano geriausi karjeros metai, didžiausios pergalės, mano kaip trenerio pirmieji žingsniai, viskas yra tenais. Taip, aš niekada to nepamiršiu, niekada to neištrins, nors kai kurie žmonės labai norėtų ištrinti mane iš tos istorijos, bet jau taip yra, taip jau atsitiko, aš ten buvau. O dabar aš esu čia ir aš dirbu čia ir atiduodu visas jėgas ir visą energiją, kad šita komanda, Lietuvos Ryto komanda, nugalėtų Kauno Žalgirį ir laimėtų šitą seriją.